Red Bullis tiesioginiam eterį ir man pasakė, sako, tik baigėsi Red Bullis, mes einam į eterį. Orų prognozė, sako, vieną, gauni antrą ir dar iš trečio per galvą gauni. Iš FFA. Nu. Piastrė klausė, ar išvažiuosi jisai tam padangom iki galo, ar nori važiuoti. Jo. Kai net komentatoriai kalbėjo, kad, palaukit, kuris iš jūsų turi visas strategijas departamentas su ten milijonų simulacijų ir ten žmonių, kurie, žinai, gali nuspėti strategijas. Kodėl vairuotojas turi čia dabar galvoti, kaip jisai turės važiuoti? Ant mūsų lyja. Teisingai. Podcastas prasideda nuo lietaus. Taip pat kaip ir spa. Net neinam dabar prie spa, einam pašnekėti apie Red Bullio showruną. Davai, pasakysi, kas ten tau atsitiko, Kristijonai? Aš labai piktas. Nesi piktas, tai. Tiem, kas atsižino, kas nežino, aš nesu gyvai matęs Formulės 1 mašiną. Ari. Sorry. Realiai, žinai, gyvai pamatyti yra visai kas kita. Red Bullio showrunas rašo, startas 3 valandą. Taip. Aš žinau, kad jūra šventė ir labai daug žmonių, prasme, masiškai. Meras sakė, kad 800,000 žmonių atvykę. Tarkim. Kadangi daug žmonių, mes atvarom ne 3, o pusę 3, užsimti geras vietas. Aha. Jau tuo metu, dafiga žmonių, ta prasme, jau tada buvo sudėtinga kažką gero rasti. Radom, stovim. Ateina 3 valanda, Mantas Tonkus. Sveiki visi atvykę, mes showruną pradedam 4 valandą. Ir tas toksai, kur tipo, okei, dabar jau užsiėmėm vietas, tipo, niekur neįsim, nors žiauriai karšta, ta prasme, jau šiaip stovėti. Įsivaizduoju. Stovim. 4 valandas, prasideda muzika, prasideda fucking 18. Jo. Pradėjo eiti lietuvių liaudės šokėjos, tada kažkokios krepšinio šokės, aš sakau tik tais taip preliminariai, kaip atrodė. 15 minučių 18, tada pradėjo važinėti motokroskės, pradėjo važinėti muscle carai visokie, pradėjo drift carai važinėti, pradėjo visokie pasirodymai. Ir aš 5 valandą turiu eiti dirbti. 5 valandą aš turėjau varyti į filmavimą. Kadangi man šalia, man iki teatro aikštės reikėjo paeiti, tai yra 10 minučių per tokią masę. Galvojau, gerai, aš būsiu iki 15. Lygiai 5 išvažiuoju Formulė 1 mašiną tik tais. 2,5 valandos aš prastovėjau, pralaukiau ir aš nepamačiau. Šūdiniausia, kad viskas vyko lygiai už vieno pastato, kur aš buvau. Tai tu girdėjai vum. Ne, nes aš turėjau filmuoti koncertą. Ai, tai tu negirdėjai net vum. Ne. Wow. Ir aš žinau, kas vyksta ir aš negaliu nuvaryti tenais. Dar ten niuansų su to filmavimu, kad aš turėjau ten būti stand-by, bet mes tik 9 vakare pradėjom. Tu techniškai galėjai valandėlę savo. Techniškai jo, bet man pasakė, nes mes Red Bullis tiesioginiam eterį ir man pasakė, sako, tik baigėsi Red Bullis, mes einam į eterį. Ir aš toksai, gerai, o kada čia? Sako, mes nežinom, kada baigsis. Ir sakau, tai galiu aš biškit išeiti? Sako, ne, turi būti. Ir aš toksai, pakliuvai. Kaidys, ne? Aš tad mūsų Patreon narė Justina prisiuntė gerų fotkių. Užsiėmusi geras vietas. Pamatė Red Bullį. Tarp kitko, ten buvo tas pats vairuotojas, kuris ir Vilniui buvo čia prieš porą metų. Jau, tai... Tada buvo galima atspėti. Aš toks... Žiauriai liūdna šiaip užėjau. Nes aš galvoju, taip gerai susidėliojo planas, pabūndau, gerai, aš pamatysiu pusę valandos tą formulę, man jau gerai, jau išgirsta garsą, visą kitą. Taip. Ir ne. Nei to negaliu. Ne. Tai va, mano experiences su Formulė 1. Užsiminė apie Patreoną, tai mūsų YouTube žiūrovams noriu pasakyti tai, kad praeitą savaitę mes podcast'o neišleidom į YouTube. Mes realiai paleidom į Patreoną ir mes aptarėjom žiauriai smagų žaidimą. Tad čia yra jums YouTube žiūrovai, prisijungti prie mūsų Patreono, mes ten keliam
ekskliuzyvinį papildomą kontentą, žaidžiam žaidimus, kur va, mūsų žiūrovai galėjo prisijungti. Esam net kino bilietus padovanoję mūsų žiūrovams. Tai kam įdomu, keli eurai tik prisijungti. Atvarykit, palaikykit. Jūs supportinat mažus kūrėjus? Mes net per lietų, nes šiuo metu nesimato per kamerą, bet šiaip lyja. Šiaip lyja, jo. Tai rašydėjau Ne, to ant mano plaukų labai matys, nes aš taip trigeriu kaip kempinė. Jo. Tai va, jo, iš tikrųjų, aš irgi pakeisiu prisijungti į Patreon. YouTube, norėjau to pačiu ir pasveikinti Kristijanai su 1000 subscriberių. Aš praeitą kartą pamiršau tai pasakyti. Ir to pačiu pasidžiaugiam ir užtenka, nes 3 žmonės atsubscribino. Tai kviečiu prisijungti Patreoną, mes bendraujam tenais, kiek laikas leidžia, nes šiuo metu vasara bizekas, bet užtat podcastus įkelinėjom irgi, taip prasme, kai galim. Ir tikrai užsikūrinėja po truputėlį neblogą mūsų bendruomenę. Aš manau, kad Patreonė ypatingai mes turim gerą bendruomenę. Būtent, kad labai nerealią nuoširdžią Fienas aistruolių bendruomenę. Ir jo, yra jau nemažai epizodų ekskliuzyvinių. Ir čia dabar artėja vasaros atostogos, tai ir per jas mes rašinėsim, kiek mums galimybės leis. Bet tikrai rašinėsim. Taip. Ir būtinai prisijungit. Kviečiam. Klausimas tau. Kaip to lenktynės? Žiauriai patiko. Juokauju. Iki pitstopų patiko. Iki pitstopų buvau toksai, jo. Taip, pritariu tau. Žinai, kad po pitstopų top 8 nebuvo nei vieno lenkimo. Tai galim iškai pradėti anksčiau, šį buvo sprinto savaitgalis. Taip. Ir kiek netikėta buvo Max Verstappen pergalė? Mažai šiaip. Jis paėmė pole poziciją sprinte. Piastris paėmė pole poziciją ir gražiai apsilenkė po Eruš posūkio. Tai tiesiog, kaip stovi, gražiai, man patiko labai. Ir Piastris nesugebėjo jo apsilenkti. Bet tai čia realiai ateina tas dalykas, kad, ne ta trasa, kur labai jau lengva apsilenkti, žinai. Tiesa. Ypatingai, kai mašinas jos jau labai viena arti kitos, aišku, yra dar skirtumai, bet jos vis artėja, tai Red Bullio komanda gerą strategiją padarė. Jie uždėjo mažesnį downforce ant Maxo ir... Pataisyk mane, ar aš klystu, ar nėra čia jų ta strategija pastaruosias kelias lenktynės. Silverstone jie žiauriai prasišovė su šitą strategiją. Jo. Tai... Aš manau, kad jie sėdi su Maxu ir diskutuoja, ką geriau daryti, kokią riziką. Taip. Ir, pavyzdžiui, lenktynių metu visi rizikavo didesnį downforce, didesnį spaudimą į žemę ir prašau, nesąmonė įvyko. Iš tikrai vyko nesąmonė. No. Bet jo, aš iš tikrųjų galvojau, kad Piastris piškelį lengviau, kad jisai kabins Maxą lengviau. Maniau, kad, aišku, jie ganėtinai visi arti viens kito važiavo, nes, bet still, kad galų gale vis tiek neužteko Piastriui greičio. Matai, turi dar atsiminti, kad jie turėjo tik vieną practice sessioną. Tiesa. Žinai, čia yra, kai tu turi 3 practice sessionus, tu gali išsidirbinėti pirmą practice'ą ir tada gali žinoti, kur čia ką geriau daryti. Taip. Ir prašau, žinai, Red Bullis pasiėmė rizikingesnį setupą. Taip. Nes tikrai, penktadienį kvalifikacija, šeštadienį lenktynės. Taip. Tai toksai, kur, tu nežinai, kaip iš tiesų šeštadienis nusiklos. Ypatingai šiais metais, kai orų prognozė sako vieną, gauni antrą ir dar iš trečio per galvą gauni. Iš FIA. Tai realiai Red Bullis išlošė rizikuodami. Šiaip, po sprinto, koks Mekys vardas yra? Lauren Mekys po sprinto turėjo vienintelis tokia įdomią statistiką, bet tik po sprinto. Nu, davai. Jis buvo, jo winreitas buvo 100%. Aš šiaip norėjau paprikolinti sakyti, ar Lauren Mekys nėra visų laikų geriausias dėl sprinto pergalės. Jo, tai tiesa, jo. Kaip manai, kaip jiems sekas? Blievai. Maksas nelaimėjo. Kaip? Juokauju. Ne, iš tikrųjų, tai sunku pasakyti, pats žinai, ta prasme, jo pirmas
realiai savaitgalis, kada jisai jau trim principal, tai kokie ten jo sprendimai, ten kas ten, kaip ten kas galų gale įtaką kokią turi, tai aš manau, kad dar čia praeis labai daug laiko, kol jau bus aišku. Nu, kaip ir šnekėjom su Frederick Vasseur, kad, nu, realiai praeina tik porą metų, kada tavo žodžiai Sprendimai jau pradeda, jo, prasyvėja. Pasyvėja, nes, nu, ir ypatingai ant pačių mašinų. Taip. Tu, kad ir dabar atėjai į naują sezoną, tarkim, kaip Frederick Vasseur atėjo į naują sezoną, taip dar ta mašina, su kuria tu dirbi, yra realiai Bono buvo. Ne Bono, to Binotto. Binotto, taip. Nu, tai realiai Mekijs mašina matysis, nu... Gal kitais metais. Gal. Bet... Labai priklauso, kokioje viskas stadijoje. Jeigu laiminės mašiną, tai Mekijs imsis savo, čia aš, jeigu ne, tai čia da Christian Hornerio pasakmės. Jo, čia bus lengva nurašyti kitus metus, jeigu ką. Bet still, McLaren ganėtinai smarkiai išdominavo, bet iš tikrųjų, kokį pastebėjimą internete užmačiau, kad niekas visiškai nėra excited dėl čempionato kovos. Nes jinai yra dominant. Ir kai yra dominant win, tai... Nu, aš nežinau, kai buvo Hamiltonas, kai dominavo, tai kažkaip iš kitai buvo. Ta prasme, buvo vaibelis social medijos iš kitos. Bet ar nebuvo tas vaibelis, kurie buvo senieji hardcore fanai? Mes dabar esam DTS amžiuje. Nu, yra kitas. Žinai, kur ypač jauni DTS fanai, kurie DTS tai yra Drive to Survive serialą, kas nežino, tai tie fanai, ypatingai 1-2 metų, kur žiūri tik metus laiko, ten 1,5, iš viso jiems smagu girdėti, kad spalis ir čia daug avarijų bus, čia visko bus daug. O kur mes prisimenam 21, taip, karo amžių, taip. Tai tiems, kas neatsimenat, ar nežinot, ar negirdėjo, 21 metų, šiaip Drive to Survive nebuvo paminėta, bet Belgija 4 valandas transliacija vyko ir mes turėjome 3 ar 4 ratus pravažiuoti. Kad įskaityti lenktynės. Jo. Tai jeigu atsidarytume 21 metų taškus, galėtume pamatyti, kad pas Hamiltoną ir Verstappeną yra tenais kažkiek taškų, 12,5. 12,5. Ne, turime į overall skorose. Kad jie turi per pusę tašką. Tai yra taisyklėse, kad jeigu lenktynės yra išvažiuojamas mažiau negu 75%, tada gauni tik pusę taškų. Tai per kurias, tarp kitko, George Russellas vairuodamas Williamą pelnė 3 vietą podiumų, nes kvalifikavosi 3. Jo, gerą kvališuoja. Bet jo, yra buvę tikrai blogų situacijų Spa. Ir, nu, aišku, šiuo atveju galėjo būti kažkas tokio. Aš skaičiau, buvo, nu, tikrai ne tai blogai, bet 80 minučių laukti transliacijos. Kada pilnai trasa išdžius, praktiškai išdžiuvo. F2 sąlygos buvo sudėtingesnės važiuoti negu F1. Tai va, neaišku, ką tenais tie visi lenktynių direktoriai iš tikrųjų galvoja. Šiaip, tipo, šios lenktynės labai stipriai parodė, ant kiek yra silpnybė. Tai yra, Formulės 1 silpnoji vieta dabar yra lietingas lenktynės. Bet tai čia dėl ko? Dėl sprėjaus. Ir dėl sprėjaus ir realiai šiais metais nieks dar nenaudoja vetų. Taip. Nes jie yra useless, jie yra blogai gaminami. Ir dabar atsirado pokalbiai, kad vetai turėtų kitaip veikti, vetai turėtų iš šono stumt vandenio į viršų. Nes jeigu pameni praeitais ir užpraeitais metais, kiek jie alternatyvų galvoja, jie galvoja dėti lietaus apsaugas ant padangų, jie galvojo šiaip visokių nesąmonių galvoti, kaip ką spręsti. Ir dabar, kai mes turėjom Silverstone visą situaciją su Piastri ir Verstappenu, tai dabar FIA iš viso myžniai yra ir padarė nesąmonę. Jie galėjo jau po valandos leisti senai. Jo, jie net anksčiau galėjo leisti, jie galėjo būtent apturėti šlapes lenktynės. Ko šiaip, ta prasme, kaip supratau, ir prašė kai kurie lenktynininkai. Verstappenas ir Hamiltonas abūt labai norėjo. Jie iš viso net nesuprato, kodėl buvo rolling startas, važiuojantis startas, o ne stovintis. Jo, tiesa. Jo, čia keisti sprendimai. Tai dar 4 ratai buvo atimti. Įsivaizduok, 4 ratai būtų neatimti, būtų buvęs standing startas. Kiek biškiai chaosai, aš suprantu, mes kalbam apie vairuotojų sveikatą, saugumą. Bet mes kalbam to pačiu ir Spa, tą starto liniją, kuri yra ten, žinai, 500 metrų eilėje ten. Taip, bet
tie 4 ratai, įsivaizduok, kiek būtų pridėję prie Noriso pasivyjimo Piastrį. Galėjo jisai galiausiai atsikovoti. Nes Piastriui su padango man galo buvo labai blogai. Nu ten ta strategija jo buvo drąsi dėl... Paskutinį ratą Norisas per 1,5 sekundės panaikino. Ir jisai ratą prieš, 43 ratą jisai susimovė, prarado 1,5 sekundės. Taip. Ir tada paskutinį ratą jisai pasivijo 1,5 sekundės ir jisai finišino 3 sekundėm atsilikęs. Jo, o kai jisai buvo, pamenu, kai išėjo iš pitstopo, jis 9 sekundės atsiliko. Taip. Galų gale gan sparčiai vyjas. Ir... Šiaip ne, kaip tik jam buvo likę kiek 24 ratai. Ai, jo, tiksliai. Jo, jisai labai lėtai vyjosi, bet jis ir nenorėjo overheatinti padangų, nu, tipo, nesugadinti padangų. Bet vis tiek kažkaip buvo lėtas startas, po to jau, kai Piastriui padangos baiginėjos, tada jis jau vyjosi. Bet tie 4 ratai būtų buvę labai daug įnešę. Nu, galėjo, potencialiai, vis tiek gan sunku ir apsirengti, žinai, čia toks, kur tipo, jo, gali pasivyti, bet aplenkti, tai čia jau visiškai kita varkė. Ir šiaip, ta prasme, man toks buvo gan irgi nustebimas vienu metu, kada komanda Piastrą klausė, ar išvažiuos jisai tam padangom iki galo, ar nori važiuoti. Jo. Kai net komentatoriai kalbėjo, kad, tipo, palaukit, kuris iš jūsų turi visas strategijas departamentas su ten milijonų simulacijų ir ten žmonių, kurie, žinai, gali nuspėti strategijas. Kodėl vairuotojas turi čia dabar galvoti, kaip jisai turės važiuoti. Tai ten buvo geras momentas, kad iš tikrųjų paskiau pradedam galvoti, nu jo, bet Piastris juk neturi skaičių visų vairuotojų ir kaip kiti važiuoja, jis nežino, kas ant kokių padangų važiuoja, kokie jų laikai. Nu jo, aš suprantu, kad jam patogi tą padangą ir jis gali ją visai ilgai išlaikyti. Bet mes kalbam apie tokias minimalias maržas, kurios, žinai, tipo, galų gale turi didžiulę įtaką tavo, žinai, tempę, nes gal, žinai, tu važiuosi ten 200 lėčiau, bet tas 200 atsilieps ant paskutinių ratų. Tai tas McLareno, žinai, strategijos šitas toksai momentas mane užkabino ir biškiai toksai... Nu, šiaip, palyginus McLareno mašiną ant kiek neėda padangų, yra įspūdinga. Nu, mes esam kažkada anksčiau jau kalbėję apie tai, kad jie yra iš tiesų labai gerą padangų coolingą atradę, kur ir palaiko tinkamą temperatūrą. Jo, bet su vandeniu juk ten patvirtino. Ne. Nu, taigi jau ką. Tai aišku, ne. Either way, nu, tipo, jie pravažiavo su tam padangom gal 30 ratų. Kur sprintas buvo kiek ratų? 2,5. Nebuvo, 2,5 buvo? Man rodos 2,5 buvo, jo. Nu, tai ir jau tada jie straglino, o dabar va išvažiavo dar daugiau ir va prašau, žinai, nu, tipo, tai kur kitos komandos turėjo pitinti, Hadžaras pitino, tai... Taip. Tai, insane, šiaip. Aš iš tikrųjų McLarenų nestebėjau, kai žiūrėjau lenktynės. Ta prasme, kai kažkas įkėlė nuotrauką į Twitterį, užsidengė pirmas 2 vietas ir sako, buvo geras lenktynės. Ir jeigu taip uždengus pirmas 2 vietas, buvo visai įdomios lenktynės, nes man patiko, kaip Čarlzas gynės nuo Max. Pradžioj. Gražiai, nu ta prasme bet tikrai. Bet jis gynėsi realiai... Kaip buvo iki pirmo pitstopo. Po pirmo pitstopo Red Bullis lėtą pitstopą turėjo ir Verstappenas vos neprasileido. Vos neprasileido, tiesa. Nu jo, ten vos, ta prasme, nu jo, buvo trafiko, nemažai trafiko, dėl to ten įstrėjo. Hamiltonas, taigi kiek, jisai per vieną ratą 3 žmonės apsilenkė per lietų. Taip gerai jam važiavos visą kitą. Hamiltonas iš 13? 17. Į kelintą šovė? Į 7? Jo. Nes jisai negaliausiai Albono nebepasilenkė. Jo. Viskas, jie abudu pitino ir jam tiesiog Albono nebeišėjo apsilenkti. Tai va, iki pitstopo, bet gražiai man priminė tą 21 metų sezoną, kai prasidėjo tarp Maxo ir iš tikrųjų, nu, žiauriai norėčiau lygią kovą tarp jų. Nu, tokią, kur jie turėtų savo mašinose, jų mašinas būtų tam pačiam lygiai ir grinai spręstų skilsai. Nes tikrai Čarlzas man priminė apie save šiam momentui, kad jisai turi tą cinkelį, moka gintis nuo Maxo, tuo labiau, žinai. O, jisai vienas geriausiai mokančių. Jo, būtent, kad jis neįbijo jie nei ką ir jisai turi didžiulį talentą ir tikrai nerealų greitį, žinai. Ir šiuo atveju man patiko stebėti, priminė. Labai norėčiau pamatyti tą titulo kovą tarp jų dviejų. Sakau, aš vis dar esu už tos nuomonės, kad šiaip Čarlzas yra iš visų
dabar labiausiai nusipelnęs laimėti čempiono titulą. Ir žinant, kaip Formulė eina, turbūt yra šansų, kad ir niekada neišaus tą dieną, žinai. Nu, Tai žinant yra Ferrari. Šiaip, Istorija. visi 3 žmonės ant podiumo turi po 8 pergalės, jeigu neklystu. Čarlzas, Piastris ir Norrisas. Wow, neblogai. Ir Piastris aplenkė Ricardo, kaip daugiausiai pergalių turintis Australas. Kaip greitai iš tikrųjų pagalvoja, ne? Nu, Realiai per 3 2 metus. metus. Du realiai per 3 metais pradėjo jau pergalės rinkti ir jau šiais metais jau vėjo. Wow, jo. Taigi, ar tu galvoji vis dar, kad Piastriui grėsia pralaimėti čempionato kovą? Jo? Aš manau, kodėl ne? Jis gan greitas. Bet jisai pirmauja tik 16 taškų. Jo, tiesa. Ir mes vidury sezono dar tik. Aš, gerai, aš jau vis mažiau ir mažiau kalbu apie Verstappeną, žinai, tipo. Taip. Bet aš tikrai manau, kad, tipo, tarp jų čia. Aš manau, dabar mes turėsim vis geresnės ir geresnės lenktynės tarp jų. Dabar jie nesidrasko ir, tipo, ir Norrisas, šiaip sakyk, kad Norrisas atrodo surimtėjęs. Šiaip smarkiai surimtėjęs, jo. Ir, tipo, nu ir matosi, kad žmogus biški... Atsipalaidavo šiaip smarkiai. Atsipalaidavo ir žino, kur skirti savo energiją, žinai, toksai, kur, tipo, biški balansas atsirado. Tai jisai jo antrą vietą atvažiavo ir jam tai yra blogas rezultatas, bet jisai kaip ir supranta, galės mokintis, jisai netgi labai gerai pasimokino iš Piastrio, tipo, analizė buvo gera, kodėl Norrisas pasiėmė pole poziciją. Jis realiai analizavosi, nu čia aišku spėjimai, bet išsianalizavo, kur jisai blogiau važiavo negu Piastris per kvalifikaciją sprinto ir dėl to jisai pagreitėjo. Nes sprinto kvalifikacijoje Piastris atvažiavo gal 50 greičiau negu Norrisas, pusę sekundės greičiau. Wow. Nu, ir Norrisas išsisprendė visas savo problemas, viską ir šovė pole poziciją. Taip. Aišku, dar viena nesąmonė, kad Norrisas turėjo batery problemą. Tiesa, aš ten kaip supratau, dėl to, kad buvo šlapias startas, kažkas ten buvo, kad jie tas baterijas labai daug išnaudojo ir aš supratau, kad ne jis vienas, bet jam labiausiai pakenkė. Šiaip McLarenas, aš manau, kad skiedžia, nes jisai sako, kad mūsų abudu vairuotojai turėjo tą pačią problemą. True. Bet žinai, nu, tipo, tiesa, jau. Bet biški doesn't make sense, nes per vieną ratą Norrisas atsiliko sekundę. Net ne per vieną ratą, per pusę rato Piastris tiesiog nulėkė. Tiesiog kaip stovinti apsilenkė. Nu, ir o Piastris, Norrisas važiuoja ir toksai, kur kažkas blogai su baterija. Jo, tau pas problema su baterija. Ir po 5 ratų Zak Brown sako, tai ir pas Piastrį buvo problema. Kur Piastrį, man atrodo, net racijos nebuvo, kad jisai sakytų, oi, čia blogai kažkas. Taip. Tai toksai, kur, nu, tipo, what. Bet ką įdomus žmogų, tai kad pasirodas, pas jų formulėse yra, nežinau, ar galiu tai vadinti dirbtiniu intelektu, bet kompiuteris, kuris mokinasi iš trasos, kada tau krauti batarkę. Aha, tipo, už tave daro. Jo, dėl to ir kilo visa problema, kad jam kompiuteriai išmoko, kad per lietų vienaip krauti, tada jie pradėjo belia kaip greit važiuoti ir viskas perskalibruoti. Susifutbolino sistemą ir viskas. Jo. Wow, nu jo, tas kainavo jam visai normaliai. Galim apie kitas kainas pakalbėti. Davai. Kaip Jukiui kainavo taškus Red Bullis. Davai, šito neįsidėmėjau. Taigi Jukis 7 kvalifikavo. 7? Taip, ar ne 6? Ai, nu, ir kas buvo? Nu, ir jį papytino ratu per vėlai. Per vėlai. Jo, dėl to labai daug kas tinkamų laikų papytino, išlušė labai daug. Nes grinai visi kaip pytino, grinai buvo tie, kurie pirmieji pytino ir buvo antrailiai, kurie vėliau pytino vienu ratu. Nu, tipo, Verstappenas pirmas, Jukis antras. Piastris pirmas. Hamiltonas pirmas. Ta prasme, šiaip aplamai. Nu, jo, tai jisai vos nėra atidarė. Jo. Bet tie, kurie antri pytino po savo komandos nario, labai daug pralošė. Lygiai taip pat ir Norrisas labai daug laiko prarado. Tiesa, šiaip taip. Tai Jukis tada atsidūrė 11, 12. Ir jisai niekur visiškai nebegalėjo, nebekovojo. Jisai važiavo, man rodos, už Geslę
Ir galiausiai aš taip, žinai, taip užsimerkiu ir jį jau prasilenkęs Okonas ir dar kažkas ten, ta prasme, žiauriai Jį labai Red Bullis pašyko, nors keista, nes jie galėjo double pit stopinti, nes jie turėjo visai didelę maržą, kur, tu supranti, kodėl Piastri ir Norrisas skirtingais ratais, nes tarp jų buvo 2 sekundės ar 3, kur tu niekaip net nespėtum, norėdamas, nenorėdamas, tu Norrisui pakenks. O tarp Verstappino ir Jukio buvo 12, 13, 14, gal net sekundžių tarpas, kur, tipo, tai yra kur geras. Galėjo vienas paskui kitą būti. Įdomu, kaip čia taip pasinutiko. Tikriausiai tiesiog klaida, paprasčiausiai, žinai, strateginė. Jo. Žinai, niekas ten to Jukio nebando, tikriausiai ten sabotažinti. Mekys, kaip tik aš manau, bando dabar jam padėti ir daug kas šneka, kad Mekio atvykimas davė Jukiui biškį ramybės komandoje ir dėl to jis atvažiavo 7 kvalifikaciją. Wow, kaip aš neįsidėmėjau, kad Jukiui 7 atvažiavo. Sakau, aš taip, kadangi visą savaitgalį filmavau, tai... Hadžaras. Man atrodo, Hadžaras su Lawsonu top 10 važiavo. Bet Hadžaras antrą kartą pitstopino ir jis tikėjos, kad dar ir kiti pitstopins antrą kartą ir niekas nebepitstopino. Jo, nebeišėjo iš tikrųjų, bet Lawsonas vis tiek atvažiavo aukščiau už Jukį, man atrodo. Jo, jis 8 atvažiavo. 8 atvažiavo, jo. Bet Hadžaras nėra nei karto iškritęs iš, iš Q2. Jis visą laiką praeina į Q3. Jo. Jis yra... Man tai vienareikšmiškai Rookie of the Year. Ta prasme, manau, kad ir daugeliui. Kur tuo tarpu Antonelis Q1 iškrito, Hamiltonas Q1 iškrito. Abudu, kurie toj pačioj mašinai yra važiavę, tai yra Mercedes. Tai yra, wow. Jo. Tai va, tas davė Jukiui, žinai, kai 2 žmonės, kurie dažniausiai būna Q3, iškrenta, tai atlaisvina vietą. Žinai, tas biškį pagelbė. Bet vis tiek, prašau. Tai ir Albonas pasinaudojo tą progą. Ir panašiai. Tik aš nustebau dėl Sainzo, nes anamto podcast'e sakei, kad žiūrėjai Sainzo podcast'ą, tai aš irgi paskui peržiūrėjau. Tai jisai, man jis kaip žmogus tikrai labai patinka. Žinai, kaip atletas irgi man jisai patinka. Ir tai dar daro keiščiau, kad jo tas sezonas toks labai, žinai, sunkus. Žinai, ta tokia pradžia sunkia, kad Albonas vienareikšmiškai laimi tą jų dviejų kovą, žinai. Ir gan smarkiai. Nes išgriaustinis. Arba karas. Vienas arba tas. Vienas arba kitas. Bet tai toks griaustinis negali būti ilgas. Bet tai čia lėktuvai skraido visokie, tai gal tas. Gal. Žodžiu, pakliuvome čia į oro sąlygas. Odai kandžia. Odai lesa belgai ir neįlinis. Dėl to aš kelnes šiaip užsidėjau. Aš irgi. Aš iš tikrųjų galvoju, kad bus šilčiau, dėl to nesėmiau ilgų rankovų. Bet visą, tas lenktynės, šiaip sakau, aš pasidžiaugiau šiaip Hamiltono atsigavimu, žinai, kad pasinaudojo pitstopą ir šiaip, žinai, gerai suvažiavo tas lenktynės ant šlapių. Ir viskas, visą kitą iš tikrųjų nelabai ten kažką daugiau ir įsidėmėjau, žinai. Šiaip jo liūdnas savaitgalis buvo, neskaitant atsigavusių lenktynių, kuris jau, parodė, who is what, žinai, tikrai buvo toksai ir neveltui jis driver of the day. Taip. Bet šiaip visas savaitgalis jo labai liūdnas buvo. Kad jau visi metai labai liūdni, žinai, tokie palaidoti. Jis netgi kvalifikacijai padarė rookie mistake, kur buvo toksai, kur labai jau liūdnai, tada dar... Antras ratas jo buvo, kad jisai visais 4 ratais išvažiavo iš trasos, tai anuliavo ratą. Žodžiu, toksai. Jo, šitas buvo irgi, jo. Tai. Ir šiaip šnekama, kad dabar jisai labai nesutarė su savo komandą, yra su Ferrariu. Ir kad rumorsai šneka, jog jisai visą savo mašinos įžvalgas e-mailų siunčia. Ne tai, kad gyvai pasakytų, bet tipo e-mailų. Aš nežinau, kiek tame yra. Bet... Čia tik žiaurinis gandas, jeigu tiesa. Tai... Jo. Wow. Ferraris, ta prasme, išgyvena aukso amžių, kaip sakoma. Pažiūrėsim, kas bus kitais metais. Tai va, aš sakau, aš neturiu ko pridurti. Iš tikrųjų, aš esu žiauriai pavargęs po šiandien darbų. Neturiu ko pridurti prie lenktynių. Man asmeniškai nepatiko. Greitai kokie 3 iš 10. Ta prasme...
Antrą kartą nežiūrėčiau. Nu, blemački, aš nežinau, kelintos šį sezoną lenktynės, kurias FAI sugadina. Bet aš kalbu dar ir apie tai, kiek mes turėjom jau šį sezoną lenktynių, kurios pasibaigė under safety car, nu, tipo su saugumo mašina. Tai under safety car tai viena ir tos, kurios šiaip buvo neįdomios be aplenkimų, tai buvo kelios. Jo. Bet vis tiek, žinai, tipo, galėtų spręsti tokius dalykus. Nu, tipo, tikrai neturėtų 80 minučių vykti ir, tipo, dar... Nu, Galėtų leisti žmonėm lenktyniauti. nu, Ir ypatingai, kadangi vis tiek, kad lievi būdai apsisaugoti nuo šlapių paviršių, bet vis tiek yra tie būdai, žinai, tos šlapios padangos ir panašiai, žinai, sprėjus visą laiką būdavo visą Formulės 1 istoriją ir visi su juo susitvarkė. Aišku, nu, nieks nenori tų akcidentų, nu, bet tų akcidentų nedažnėja, va tas ir yra, žinai, kad jūs su visom prevencijom, su avarijom, nu, jų ir nevyksta dažniau, negu kad, tipo, jie iš tikrųjų, nu, veikia visų tai. Ar tarp to, žinai, yra nukelt lenktynės maksimaliai vėlai? Gal? Nežinau. Ta prasme, abejoju šiaip smarkiai. O, Dieve. kas buvo? Užlipo ant šakos kaip ant grėblio. Nu, jisai aklas yra beveik, ta prasme, jis... Nu, žodžiu, tai jo, tai neturiu ko pridurti, aš iš tikrųjų Vengrijos labai laukiu. Tikriausiai viena mano mėgstamiausių trasų ever. Ir visada ten tos lenktynės paduoda tokio gazo. Hungaroring, ne? Jo, ta prasme, va, tik ką norėčiau nuvaryti, tai ten tai 100%. Ir, aišku, ten yra dvi galimybės apsilenkti, realiai. Tai pirmas posūkis ir tada, man rodos, ten skaitosi ketvirtas. Ari, nu kur tu čia? Atik čia. Atik čia. Atik čia. Nu, tik, būni čia. Sėdi, viskas, sėdi. Viskas. Tai jo, tai aš tų lenktynių labai laukiu. Bet ir spa mes labai laukiam ir prašau. Nu, spa turi savo cinkelį, faktų, žinai, bet kaip nutiko, taip nutiko, žinai. Bet dažniausiai tiesiog, nu, Okonas ten laimėjo, žinai, Alonso tada gynėsi, nu, yra momentų, taigi Botas iškirto visus priekinius, ten nesuvaldęs, taigi ten kažkaip visą laiką kažkoks spice būna, žinai. Maksas juk yra laimėjęs jas iš 17 pozicijos, Hamiltonas tada tas ikoniškas startas, kur vienas pats startavo, kai 19 mašinų pitino. Nu, ten vienas po kito ikoniški momentai. Nu, tai, žinai, nu, tipo, gal aš kvailys, kad tikiuosi, bet tikiuosi, žinai, kad bus iš tikrųjų smagu žiūrėti. Ir tikriausiai pagaliau galės tiesiog žiūrėti tas lenktynės. Man patinka pasirodo tiesiog žiūrėti, o ne kitą dieną. Taip. Yra tas momentas, tikrai taip. Nervuoja mane, negaliu. Bet viskas tvarkoja. Tai va, tai sakau, aš apie spa nelabai turiu ką pridurti, nežinau. Kaip manai, Verstappenas eis kur nors? Kitais metais? Ne. Manau, kad mes jau aptarėm, kas, va, ne mūsų mėlyjei Patreono nariai, kurie jau paklausė mūsų praeitą savaitės podcastą, kur mes grinai šnekėjom apie Hornerio visą situaciją, tai turbūt labai čia ir neįsiplėsim, bet mano rezumė yra toksai, kad Hornerį išmetė, kad išlaikyti Maxą ir visa ta situacija dabar išliks tokia iki kitų metų, tai 100%. Kiti metai 100% Maxas lieka. Yra, nu, dabar jau išėjo, kad po spa viskas jisai nebegali savo, lietuviškai net nežinau kaip pasakyti, exiting clauses aktyvuoti, tai yra išėjimo. Jis ir nenori, nu, tarsime, po šitų visų įvykių, net ir Toto juk dabar jau oficialiai pasakė, kad viso mes esam patenkinti savo vairuotojais ir važiuosim su jais į ateitį. Ko nebuvo kalbama iki visų tų įvykių. Tai dėl to tas spekuliacijos tokios aktyvios ir buvo. Tai aš sakau, aš manau, kad Maxas tikrai kitais metais bus Red Bull, o po to jau jie patys jį paleis. jeigu jiems nepavyks prisikelt, tai jie ir patys, ta prasme, sakys, nu tai jo, ką mes šitai laikysim. Jo. Žinai. Tai va. Ką mes dar turime aptarti? Šiaip juokas juokais, vat kaip prasidėjo prieš spa 2 savaitės, nieko nevyko, taip ir dabar, nu, kažkaip aprimo viskas. Jo, kai prasidėjo tas visas tokias mini atostogos, iš tikrųjų tas naujienų štilius mane neramino. Toks, kur tipo, ar yra tai buvę, kad visiškai nieko? Taip. Tarsi, aš anksčiau aktyviai nesidomėdavau
ir vis tiek būdavo pilna informacijos. Taip, o dabar O dabar tu viskas ieškai per tą informacijos patį. ir niekas nevyksta tiesiog. 15 postų, kad Verstappenas nebeeis jau dabar. Jo. Ralf Schumacheris jau dabar šneka, kad nebeis niekur Verstappenas. Tada yra šnekama apie Hamiltonas nepatenkintas Ferrariu. Kuo jau, žodžiu, headlinai, kurie tiesiog visus metus eina by default. Tipo, nieko kažkokio tokio. Nei rumorsų, kaip visą laiką Kristijonas prisiskrinčiuoti, nes būna visokių kažkokių bairiukų ar kažko. Tiesiog niekas nevyksta, sunku kažką aptarinėti. Ką, Erkę radai? Erkę radau. Nu va, kaip tu tą Erkę čia radai? Nu, žodžiu. Gal ir tau reiktų tabletę suvalgyti kaip šunį. Jokauju. Tai va, tai nežinau, aš tokių labai naujienų neturiu. Aš jau ne. Lenktynės nuvylė. Įžvalgų dėl vairuotojų neturiu. Viskas by default. Kas geriau, Okanas ar Bermanas? Man Bermanas patiko, šiaip kaip jisai važiavo šitas lenktynės. Jisai švarus, jisai vairuotojas, jisai iš tikrųjų gan brandus. Kuo toliau, to jis man labiau patinka. Nu, jo rookie years, tai aš labai jį užskaitau. Ta prasme, jisai daug klaidų daro, labai daug klaidų daro, bet tos klaidos, nu, tipo, tikrai ne beprasmės kažkokios, o normaliai, nu, tipo, jo, klaida visai kita, bet, nu, jos tokios. Tai jo, man irgi, ta prasme. Šiaip, bet ir Okanas šiaip atrodo atsigavęs. Jo, šiaip nes aš įsivaizduoju, kad iš Renault, iš Alpinų parėjus, nu, tipo, tu ateini į tokią šeimynišką komandą ir, nu, jisai interviu davė labai įdomu, kur jisai sako, mane labai kas nustebino, sako, man nepatiko vairas ir sako, aš paprašiau perdaryti vairą. Sako, Alpinuose užtruko tai padaryti 9 mėnesius. Hasai padarė per 2 mėnesius, per 10 savaičių kažkas tokio. Sako, ir mane tai tas nustebino, tu prasme, nu visai kitoks responsai, visai kitaip viskas vyksta, žinai. Buvo, tai... Nu, Aika Matsu Okoną pasiėmė su intencija, žinai, yra pirmas lenktynių nugalėtojas į komandai. Nu, ta prasme, jisai matė kaip žmogų, kuris gali deliverint, žinai. Tai aš manau, kad Okonas jiems visai gerai važiuoja. Žinai, Hasas kuo toliau, tuo dažniau pakliūva į tas top 10 į Q2. Žinai, vis rečiau iš tikrųjų yra Q3, Q1 exitai, žinai. Taip. Ir manau, kad tas dasidėjo, kad vis tiek yra Okonas patyręs vairuotojas ir kad ir visi jo neperneša. Bet, nu, tai rezultatai šiokie tokie, nu, yra rezultatai. Vis tiek mes kalbam apie Hasus, ne apie kažką ten, žinai, kažką. Nu, jie yra prieš paskutiniai dabar. Jie atsilieka 1 tašku nuo Aston Martino. Ai. Aston Martinai 7. Bet vis tiek tokį sezoną, kada visi taškus pelno gan reguliariai. Nu, tipo... Išskyrus Kolapinto. Jo, Kolapinto. Man atrodo, Kolapinto dabar yra likęs vienintelis vairuotojas, kuris nepelnė taškų. Tai turbūt. Nu, su tuo, su Duhanu. Nu, su Duhanu, nu jo. Kuris nevažiuoja irgi daugiau. Duhanas kiek 4 lenktynės turėjo, 6? Jo. No. Kolapinto, sakau, gaidys tą mašiną ir vargšas tas vaikinas, žinai, nors akivaizdžiai jisai visai ten turėjo tempą tame Williams. Tai jo, bet ką vat Sainzas, užsiminiau apie Williamsus tame podcast'e, kaip tu ir minėjai, sako, žinai, kas man įsidėmėjo McLaren'e, Sainzas taip sakė, sako, kad, nu, tipo, tu matei, kas per žmonės dirba ir sako, tu jutai, kad už ten už poros metų jie bus čempionai, žinai. Sako, man panašus vaibas yra su Williams, žinai, kad yra kaip sufokusuota komanda, žinai. Ir aš kažkokį tokį, žinai, nuojautą turiu, nu, ne dėl laimėjimų pergalių, bet tokį, kad išlipimą iš duobės su Hasais, žinai. Aš tikiu, kad galų gale, žinai, nes aš kaip supratau, Aiko Matsus tik yra linkęs daryti permainų, ko Gunteris gal tiek nedarė, žinai, jis pasiliko su tą savo line-upu ir tai nelabai jos kažkur nuvedė, žinai. Nu, tipo, Gunteris nebūtų Okonoje, niekada. Tai va, tai aš šiaip užskaitau Okoną Hasuose, jo šitą raną kol kas, aišku, bus lengviau vertinti metų gale, kas, kaip, žinai, pasirodė. Bet so far, nu, nebuvo netrodęs man toks, žinai, erzinantis, kaip dažniausiai, kad būna kaip Alpinuose, kur ten su Gezliu jie ten ragais daužė, žinai, lygioje vietoje. Bet jisai daugiau taškų už Gezlių dabar turi. Daugiau, ne? Ja. Tai va, nesistebi iš tikrųjų. Tai jo, nes nu Alpino mašina tikrai tragiškai bloga, žinai. Ir, nu, Gezlis turi vilčių, jis ten kalbėjo, kad ten jų paketas labai geras ir panašiai. Nu, bet, žinai, tipo, spręsk apie medį iš jų vaisių, žinai, ir viskas. Tai kad ten tas Briatore, ten jis tos kapoja galvas visiems, žinai, tai kažkur turi atsiliepti.
Jo. Žinai, ir aš sakyčiau, kad čia ir matom dabar visą tai. Žinai, man įdomu yra užtat, žinai, ką Aston Martinai veikia ir kukina. Aišku, nu čia toks yra toks topikas, kur tipo visą laiką prieini tą pačią išvadą, kad ir ką apie Aston Martinus bešnekėsi, visada viskas atsiremia į tą pačią sieną, žinai, vairuotoją. Bet. Ženiui pasisakė savo nepasitenkinimu su Aston Martinais. Nu. Ir yra didžiulė problema, kuri nebus išspręsta dar porą metų. Tai yra. Simuliatorius. Kad jis neturi ryšių su realybė, ne, ten buvo tame bėda. Jų simuliatorius labai šūdinas. Ir Adrian Newey pasakė, sako, 23 metais, kai Maxas dominavo, Astonai buvo antri, jie nuvažiavo į grybus vien dėl to. Tipo, nes jų simuliatorius, prasilenkė su viskom. O ten, žodžiu, naujas tas jų simuliatorius kažkoks? Man atrodo, senas. Nes jiegi turi ten naujas gamyklas pasistatę viską. Jie turi naują wind tunnel, bet ne simuliatorių. Ir problema, kad, tipo, wind tunnelis visą kitą labai daug duos, bet simuliatoriui tu matai rezultatus. Nes tu gali tos išbandyti setupus, žodžiu, ar veikia kažkokie kryptis, žinai. O naują simuliatorių pagaminti trunka porą metų, nes, tipo, pagaminti vienas dalykas, bet tu turi sukalibruoti, tai yra tą, ką duoda simuliatorius, tu tau turi duoti real data ir, tipo, poros metų reikia tam, kad, tu sulyginimus galėtum, kad privesti viens prie kito. Tai Aston Martinam dar bus šikna dar porą metų. Čia nėra, kad vienas dalykas gali juos paknisti, bet, pavyzdžiui, Mersus vienas dalykas pakniso, jų vėjo tunelis, wind tunelis, kai jie seną diržą naudojo, kuris buvo palaidas ir prašau, ir 22 metai buvo bulvių maišas. Tiesa. Tai kas nežino visos šitos situacijos, yra realiai labai geras video paaiškinantis, kas įvyko su 22 metų Mercedesu. Tai pagrindinai tai yra, kiekviena komanda naudoja vėjo tunelį, kuriame stebi, kaip Formulė 1 jų boliduose eina vėjas aplink bolidą. Ir Mercedeso visi bolidai važiuoja ant didžiulio bėgtakio, pavadinkim. Įsivaizduokit, kaip jūs bėgat ant bėgtakio, tai ten yra didžiulis bėgtakis, ant kurio važiuoja Formulė. Pas jų buvo jau senas, kuris buvo išsitampęs, susidėvėjęs, biški pakritęs ir, žodžiu, Mercedes priėmė sprendimą jo nekeisti. Nes jo keitimas kainuoja į tai, kad tu turi uždėti naują ir tada tą diržą turi sukalibruoti, kas kainuoja į tavo laiką skirtą vėjo tuneliui. Kiekviena komanda turi limituotą laiką, kiek gali naudotis to vėjo tuneliu. Tai jie nenorėjo to paaukoti, nes jie buvo ir taip jau ta komanda, kuri mažiausiai jo gauna. Taip. Tai jie naudoja seną ir visi rodikliai, ką jie priėmė sprendimus po šunių ant uodegos. Tai jau 22 metų mašina buvo blogai. Jo, labai blogai. Nuo ten ir prasidėjo visas Hamiltono tas krytis, žinai. Šiaip įdomus faktas, F1 filme tas vėjo tunelio scena buvo Williamsų filmuota. Jo? Jo, tenais facility. Jo. Tai ten visai moderniai, šiaip kaip pagalvoju, aš galvoju, kad ten setas pastatys, bet ne, pasirodo, ten tikra viskas, žinai. Bairis, jo, visai neblogai. Jo, tai, bet vėl sakau, man įdomu, žinai, jeigu Aston Martinai, įdomu, žinai, ko ten trūksta iki galo, žinai, ar vairuotojų, ar vėjo tunelio normalaus, ar dar kažko, žinai, ar personalo, žinai. Vėjo tunelis jau dabar yra operatyvus. Bet matai, jie vis tiek šias lenktynės buvo, paskutiniai, ta prasme. Ne, tai šie metai jiems yra nurašyti ir tiek Alonso, tiek Strolas tą žino. Taip. Aš manau, kad jų visi kiaušiniai yra padėti į 26. Bet tai čia jau apie visus taip kalba eina, žinai. Šiaip ne. Williamsai ir Aston Martinai pagrindė apie tai kalba daugiausiai, žinai. Bet. Realiai, Aston Martin dabar turi vėjo tunelį, turi Adrian Newey, turi rimtą komandą susirinkę. Ir, blemački, jeigu dabar dėl tokios nesąmonės, tai yra simuliatoriaus, jie prasišaus, bus biški liūdna. Taip. Bet klausimas, kiek tas simuliatorius turi įtakos, nes, simuliatorius... Tai va įdomu. Jo. Neįsivaizduoju, iš tikrųjų. Jeigu Adrian Newey sakė, kad yra rodo pievas, tai vadina svarbu. Tikrai svarbu. Taip. Visi tą simuliatorių giminį nuo tos, žinai. Hasai net neturi simuliatorius. Neturi. Jie naudoja Ferrario senąjį.
Tu nežinojai šitą bairę? Ne. Gal jau dabar turi. Čia iš to Guntersteinerio knygos, kad jie Ai. neturi. Tai ir jie naudoja Ferrari senai, nes jie pagal dokumentus net negali naudoti naujo. Pagal įstatymus. Nu taip. Pagal Tai akivaizdu, kad negali, jo. Nu, tai Visai va ta komanda, žinai, tada reiškia, visai neblogai važiuoja palyginus, kokie resursai, žinai, pas jų yra, kiek žmonių, kokie biudžetai ir panašiai, žinai. Tai, sakau, jie tokie, dabar yra, kas anksčiau buvo Force India, kas dabar yra Aston Martinai, žinai, kurie turėdavo mažą biudžetą nes Force India kelis kartus vos nebankrutavo ir panašiai, žinai, ten jų istorija labai komplikuota, jie tik tais pastarosius kelis metus yra vos nedidžiausia komanda, žinai, dėl Lawrence Stroll, žinai, investicijų. Tai va, tai tas yra įdomu, žinai, ką Haasai daro, man visai patinka. Ir aišku, toks įdomus klausimėlis, kaip tu galvoji, ar Williamsų čia yra pykas, žinai, tipo, šį sezoną, nes, sakykime, Albanas visai gerus rezultatus rodo, bet tarkim, jeigu Sainzas staiga atranda savo tempą, ar nėra pozna? Kaip tu galvoji? ką turiu omeny pozną? Tai, aišku, dabar, kai čia Spa apturėjo tokius rezultatus, Albonas gal čia sunku tai įsivaizduoti, bet turiu omeny, kad jų geriausi rezultatai galbūt praeitį. Gal, nes vis tiek developmentas važiuoja į priekį, o jie savo mašinos nedevelopment šiais metais. Dėl šių metų aš manau, kad didžioji dalis jau komandų lėtės su savo developmentu, tai yra tobulinimų mašinos. Tas pats Red Bullis, jau, čia paskutiniai paketai Spa buvo jau toksai jau vienas paskutiniųjų, kur jau anksčiau jie sakė, kad daugiau nieko nesineš, bet atsinešė į Spa. Tai aš manau, didžioji dalis komandų arba žaidžia tą psichologinį, kur, mes jau viskas, jau dirbam ties 26 ir iš niekur nieko atsineš, arba iš tiesų jau jie dirba ir jie jau pamiršė. Bet aš nežiūriu į tai kaip į blogą dalyką, nes, taip žiūrint, kad 26 metai nulems tavo 27, 28 ir 29 metus. Žinai, jeigu tu pagausi teisingą kryptį, kas, kuo daugiau laiko tu turi dirbti ties tuo didesnį šansą, tuo, tau didesnį vaisiai bus. Tai, kad tu 25 taškuose aukščiau būsi negu, Aston Martinai, Taip. Arčiausiai dabar Williamsų yra Racing Bullsai, atsilieka, man atrodo, irgi keliais taškais. Taip. Tai didelė pinigų suma, visa kita, bet jeigu žiūrint taip, kad į tolimesnę perspektyvą, vis tiek Williamsai dabar turi stiprų stogą. Tai yra kas jų savininkai yra? Dorton Capital. Tai va, žinai, jie plečiasi, jie tobulėja, jie turi rimtą komandą, jie turi rimtus vadovus, tai aš manau, kad kai bus sėdama prie stalo, arba jau buvo ir diskutuojama, ką mes darom, ar dirbam šiais metais dėl tų, aš nežinau, koks skirtumas, gal 10 kokių milijonų tarp 5 ir 6 vietos. Taip. Ar mes bandom kažką įrodyti 26, tai vat, aš manau, kad jie jau koncentruojasi į 26 metus ir... Aš irgi tą galvoju ir būtų šiaip abydna, jeigu iš tikrųjų Sainzas taip ir nepelnys geresnių rezultatų, žinai. Čia, žinai, kalbant, kaip čia tas hypothetical, žinai, kalbant taip, žinai, kas būtų, jeigu būtų, žinai, man, sakau, gaila, kad nebūtų, tai, žinai, tas komandos pikas, kad nebūtų šitas sezonas, žinai, geriausia Albono pasirodymai. Aš manau, dar bus nesąmonių labai daug. Nes šiais metais kažkodėl Mersų varikliai yra labai nepatikimi. Taip. Ir mes turim 2 vairuotojus, kurie kovos dėl čempionšipo. Tai pradėkim nuo to, kad aš tikrai tikiu, kad mes turėsim minimum dar 2 avarijas tarp McLarenų. Ir dar kokią variklio nusprogimą, nes mes turime 3 komandas, kurios naudoja Mercedeso variklius. Taip. Tai Williamsai visai daug turi šansų atvažiuoti į gerus rezultatus. Tuo labiau, kad jie pastaruoju metu ir būna tie, žinai, best of the geriausi iš paskutinių, žinai. Jo, iš tikrųjų vis yra tie, kurie... Šiaip gal sakyčiau netgi Racing Bullsai, nes Hadžaras labai stipriai važiuoja. Hadžaras visai ištempia, jo. Bet still, Hadžaras su Albonu yra tie, kurie pirmauja, žinai, tose geriausių iš paskutinių, žinai. Ir aišku, kartais jie važiuoja Haasai ir Alpinai. Gaslis kartais iššauna performance, žinai. Visai parodo kartais, žinai, bet jo, nepakankamai. Tai va, nežinau.
Lauksim kitų metų ir sužinosim. Žinai. Jo. Tai va, nežinau, aš tai tikrai nebeturiu ką pasakyti. Aš irgi žinau. Jo, man ir prie miego biškį traukia. O visi komentarus va čia rašo. Tai... Vrepinam, ar ne? Vrepinam, iš tikrųjų. Aš galvoju, reikia šauti Patreoną biškį dar, žinai, rimtai pasišnekėt. Ir susitiksim tada po Vengrijos. Bet šiaip su Vengrija bus biškį komplikuotai. Nes mes išvykę esam tą pačią savaitę skirtingose... Į Lenkiją, į Švediją, tai... Skirtingose pasaulio pusėse būsim su Kristijonu. Ar bandom įrašinėti kažką. Sužinosit, kitą savaitę ar įrašym kažką. Da. Ne, Aš buvau Dominikas. O aš buvau Aris. Pasimatysim? Turbūt. Kažkada. Norėjau sakyti kitą savaitę, bet klausimas. Čiau. Čiau.